Nu sveiki. Šiandien parodys, kaip kanamai reikia sustvarkyti stabdžių priekį žarnelę, leidžia. Tai kaip atskambini dėl detalių, tai dažniausiai sakė, reikia keisti visą magistralę. Ten su trišakiu. Čia va viena šlangutė. Biškį vairų ištiekinsim, ištiesinkim. Kitas yra čia. Va šitą šlangutę. Aš jau persidarys šitų pusį jau sustvarkęs, nes būna originaliai išpresuota. Čia. O pirkti visą šlangutę 7 eurų. Tai atsidarė AliExpress'u ir parsisinti va tokių dalykų. Nupjauni šlangutį, čia įsiveržia. Ir bėdas baigtas, daug paprasčiau, čia gal 3 eurai ant tik kainuoja. Tai va, šitą pusę laika labai gerai. Ana pusė nusilanksta. Čia sukiau ant vairų, nu, per laiką vis tiek nusilanksta. Biški kažkaip tai negerai padaryta, nes čia gan dažna problema. Nu, kitiem nežinau, ar gal ir laiką, bet man tai ir teka ar savo jau tvarkyti ir dar kelius esu tvarkės, nes nupirkti visą magistralę, čia prasitiesti dar iki pat vairą reikia naują. Tai va, pradėjo leisti, nebėra priekio stabdžių. Tai va, ką daryti, čia va. Tai va, yra va toks dalykas. Įsimauna šlangutę, šitas įsimauna šlangutę ir čia tą gofrą užsideda ir susiveržia. Tai šituo ir užsipresuoja. Tai va, pabandysiu susitvarkyti kitų pusį. Tai va, nu šitą pusę aš irgi jau sudaręs, bet čia jau senai. Gal 3-4 metai man atlaikė jau. Tai nu tą pačią nepanaudosi, nes tas varinis susispaudžia ir nebeuždėsi antrą kartą. Tai va, šiaip man prasiduoda dabar kanamas, turėtų jį paimti, nu tai atiduot nori tvarkingą. Biškį dar važinėjau. Tai yra kojinis stabdis, galinis vienas ratas stabdo, bet nu nepatogu, reikia priekis, kad stabdytų. Tai va, nu čia jau atjungiau, dabar reikia nusižievinti iki čia reikia tiesiai nusipjauti. Tai va, peiliukų pasiemam. Sunkiai jama. Reikia. Bet nusipjaunam. Nes nežinau, naujiem dabar gal geriau čia patobulinta, nes tiem tai nežinau. Nuo rato sakioja, ta šlangutė pastovi, dažniausiai per lankstas per angaliuką šitą. Tai va, nu dabar nupjoviau tiesiai, atsižievinam. Tai va, kol dar nenupjoviau, neatsižievinau gofras, reikia užsimauti šitas angaliukas, kad paskui labai atsišerpėtos viskas. Sunkiai užsimauna.
Va, nežinau, gal tu patį paliksiu šitų galų. Nes čia toks pat. Ja. O šitas varinis būna susitraiška, jau antrą kartą nebepanaudos jie, kai visi presuoja. Tai va, žinai, užsimauna. Šitaip, bet reikia biškį apipjaut. Ta plasmasė nupjaut, o gofrą turi po gofrą lyst šitas. Tai va, taip ir padaryti reikia. Nu, gal panašiai bus. Jo. Nu va. Va, iki čia nusižievini šitų gofrų. Palieki dabar po tą gofrą įdeda tas varinis. Vat šitas dalykas turi gražiai pasileisti po tą gofrą, kad jinai žeitų ant to. Taip pat va čia yra irgi toks kantas, iki to kantą turi prisispausti. Gali būt, kad biškį mažai nupjoviau. Nu va, taip turi dabar ant įsidėt. Va, gaunas čia tarpelis, tų pakėliau ir šitas užsistum turi iki pat. Nu, gal gerai bus, dabar bandyti užmauti ir sukti ir veržti. Turi pavykti. Atsimenu, būdavo reikalų prisukt, nes nėra taip lengvai, kad čia pasiduotų viskas. Taip, reikia 11 raktelę. Vienu ranku spaust reikia. Reikėtų sukt, kad tas eitų žemyn. Kol pasigaus sriekį. Nu, atsakiau, na čia priveržimui. Ir reikia stipriai suveršti, nes kitaip tai leis. Nu va, turi būti gerai.
Viskas galima prisukti. Toks visai greitas remontas. Biškai aukštyn gal palenkt. Šitaip. Biškai nuriebalinam. Kad matytus, čia tekės ar netekės. Taip, dabar reikia užpilti stabdžių skysčio ir nusiorinti. Kažin, ar čia vienam pavyks. Tai padaryk, gal pavyks. Kažkada pavykdavo. Kažpiratelį 7. Čia atsisuka dangtelis ir insipila skystimą. Kažin, daug trūksta, turi trūkti. Tuščia beveik. Nu, uždarykim. Taip, dabar reikia atsisuk norinimas. Gal pasieksiu, reikia vieną ranką užpumpuotų ir laikyti, kitą užsukti. Atlaidžiam. Žiūrim, kas bus. Gerai, nuvėję. Nu va, panašu ir stabdžių. Gal dar kartu. Gerai. Apsivalom. Panašu, kad bus gerai. Uždedam šitų. Gerai, yra stabdžiai. Nu čia kaip ir neteka. Nu va, все, stabdžiai sutvarkyti. Labai. Nu kuo, atėjo laikas šitų parduoti kanamų 6 ir pakeisti kažkuo kituo. Pakeisti gerą litran. Nu, tikriausiai bus litras arba kažkas. Nu, vien žodžiu. Kaip ir žinau jau kas bus vieta jo, bet dar nežinau. Užtruks laiką biškį, matysim.
Arba, nu, bet kokiu atveju litras bus. Bet ar kanamas litras, ar dar ten toks kitoks litras. Tai va, nežinau. Vien žodžiu šitą atsirado žmogus, noriu jį nupirkti, tiek to atiduodu. Gal biškį ir gaila, šiaip tvarkingas, viskas su juo gerai. Nu, bet nereik prisryšti prie. Jau turiu aš gal bent 5 metus. Daugiau gal. Jo. Kur čia darot? Karvytė. Jis dantis valas laukia. Tai va, nu kū, aš jį parduodu, atsirado žmogus. Reikia nusijimti skydą padus, sniegą skydą. Nes skydą neparduodu, tai ir padą neparduodu. Dėžį palieku. Tai va. A kaip nusimt, reikia pasikelt dabar jaučiu. Užkabins čia ir prieisma. Šitaip. Mama, karvytė. Oi. Nei, Paulytė paketaračių. Nei. Va, reikia šitų padų nusiimt. Tai va, yra dugno apsauga. Labai geras dalykas. Be dugno apsaugas tai niekada nepavažiuosi. Tai čia yra 13 raktai. Bum, atsinešam, nuskam. Sniegu tai gerai su jo žiemų valyti. Ar ant kelio nuvalyti, ar dar kažkur tai kažkaip tai nepakeičiamas dalykas. Traktorių taip nenuvalysi gražiai, kaip su juo galima. Kur čia skyla? Nu, varžtus palikim, nes čia rėman jais rėmė, aš neištrauksiu net dugno apsaugos. Tai uždėsiu čia gubūną. Šitas nuimtas, viskas, daugiau
Nieko nelupysim nuo jo, viskų paliekam. Nu, kupį jau išvažiuos, ko važinėsime. Kanamas yra kanamas.